Ačiū. Jie daug draugiškesni, nežinau, kas tiem žmonėm yra. Suku jointus, kempervanę sėdžiu ir viskas. Atsikabinkit nuo manęs. Geras. Bet dabar pakeitė nuomonę, ne? Tave priskirti prie surferių? Nes pilna yra Instagramo, kur mergo, žinai, skrodžia su tuo kaitu ir maudimkim. Ir aš galvoju, aš taip norėjau. Wow, su kažkokiu instruktoriu. Pristatome jums. Kažkokį. Ištraukime į laišmaišą. Geriau, tave treneriai lydėdavo, kad mokintų kažką, ar labiau treneriai, kad nufotkintų tipo į tavo? Aš treneriai sakau, žiūrėk, ir aš taip... Ui, jisai, žinai, sako, aš dar tokio laimingo žmogaus tą mėnesį nemačiau. Gerai, mėly klausytojai, žiūrovai, šiandien turime svetelę, kurios nebūtina pristatyti. Pirmą kartą tikriausiai, kur nebūtina pristatyti, bet vis tiek paskui paklausiu, kas tu, tada. Ieva Svan. Labas. Ačiū. Šiandien su gyva publika mes. Tai susirinko daug žmonių, iš tikrųjų netikėjom, bet soldautas. Jūs taip pakuruosi, kad ir visi ten tyliau, žinai, jūs. Tai va, turim šiandien Ievą Svan. Gerai pradžia, man patinka. Tai gerai. Aš iš tikrųjų turėjau labiau pasiruošti tavim pakalbėti, nes visi taip pat turėjo. Bet googlinant, aš kaip pažiūrėjau, tu daug podcastų iš tikrųjų rašęs ten. Labai daug. Šiaip taip pagalvojus, tai kur tik nebuvau, žinai. Ir visur kažkaip visos antras dramos buvę. Galim šiandien be dramų kažkaip tai? Nu tai jeigu nesukursi, tai jo. Sekantis kadras, Ieva atsistojus išeina. Gerai. Tai Ieva, tai kaip pristatytum tu save? Žinai, nu tai daug kas pristato stilistę nuomonės formuotoją, tai tikriausiai čia tokie du mano apibūdinimai, kurie tinka. Tik dar aktyviai labai sportuoju įvairiausių dalykų. Ir vienas iš jų yra surfas, dėl ko aš turbūt ir esu čia pakviesta. Yes! Taip. Mes iš tikrųjų kalbam daugiausiai apie vėją, mūsų savo nišiniam podcastėlį. Taip. Bandom tą visą vėjo, vandens kultūrą truputį pagyvinti, parodyti žmonėm, kad nebijotų pradėti, kad ten tarara, iš įvairių pusių. Tu aišku, ne vienos laidos mūsų nežiūrėjai, tai ok. Bet mes norim labiau ir apie surfą papasakoti. Tu mūsų pirma svetelė, kuri mums papasakos apie surfą, nes esi profesionali top 3 Lietuvo. Ne? Nu, gal kažkada. Gal netrukus. Tu, sakykime, surfini. Taip. Ir tai yra patapęs tavo dalykas. Taip. Kiek googlinau, žiūrėjau, sakau, visas dramos apie tave, panašiai kažką apie surfinimą buvai užsiminus kažkur, bet labai kažkaip tai nedaug, visiems įdomu ten kiti dalykai. Taip. Nu ir žinai, gal kiti dalykai ne kiti, bet kad vien tik kalbėti apie sportą nelabai kas ir kalbina arba kažkam įdomu. Tai čia turėtų būti vis tiek kažkoks toks orientuotas į tai. Tai va, turbūt mes čia ir esame šiandien. Yes it is. Tai gal tada ir pradėkime nuo jūsų pažinties su šituo sportu. Taip, tai man dabar reikėtų papasakoti, kaip susipažinau. Galim, žinai, kaip galim, sugalvojau perimą, galim, aš papasakosiu, kaip mes susipažinom ir paskui tu pažinti su surfu. Tai tu jau darai dramą. Gerai, tada ne nuo gerai. Ne nuo to. Ne nuo tos draugystės, kitos draugystės. Oi. Tai, žodžiu, mes daugiausiai laiko praleidom surf camp'e, mes daugiausiai susipažinom realiai. Prieš tai turėjom kažkokių darbinių ten reikalų, panašiai. Ir surf camp'e, kur nebuvo bangų Lietuvoje, nors visi sako, kad yra Lietuvoje bangų. Ir jų šiemet buvo labai daug. Nieko nemačiau, aš kiek buvau, nebuvo. Tai... Blogų metų buvai. Jo, ir iš tos pusės man labai patiko, kad
tu buvai tokia entuziastingai nusteikusi, surfas, aš kaip tik iš tos pusės, gerai, aš norėčiau išbandyti, nes visi kalba to, bet tipo, man vis nesiseka gyvenime. Staiga mūsų buvo pažintis, ne? Ir mano pažintis su surfu tokia truputį iš tos prastos pusės buvo. Bandžiau, nesisekė, ten kažką vienas, taupiau pinigus kažkada turiu ir pradėjau tą, kur kaitavimas, kur silpniukų sportas, nes netiek jėgų reikia naudoti. Papasakok savo pažintį. Tai aš su surfu susipažinau, žinai, Tenerifei. Prieš dabar jau galvoju, jau bus 3,5 metų. Ir čia tik noriu paantrinti tau, kad tu, žinai, sakai, ten nesiseka, kažkas ten nesigaus, tai faktas, kad nesigauna. Bet man atrodo, čia su kiekvienu sportu, vandens sportu tas būna. Tai nereikia nuliūsti. Žinai, tai būna. Nereikia. Aišku, yra daug dalykų, kuriuos reikia išmokti, kad ir praėjo šitie 3,5 metų, bet aš iki šiol mokausi ir būna, žinai, labai daug visko. Ir visokių traumų, ir ten sumušimų. Bet visa tai yra ne taip baisu, kaip tas momentas, kuomet tu realiai pagauni bangą, nuo jos nučiuoži ir tas laimės hormonas, kuris pasigamina, tai būna labai smagus. Tai, žinai, kai mes buvom surfkempe ir susipažinom ten, galima sakyti, ir kaip tu sakai, aš ten buvau entuziastinga, nusteikus, tai aš tiesiog žinojau, kad jeigu bus bangos ir mes surfinsim, tai va ta tokia mintim ir ta emocija realiai tiesiog gyveni ir, va ta laimė, žinai, tokia gaminasi žiūrint į jūrą, iš kurios tikiesi bangų, bet ne visada būna. Ką tik atsakėjai mano 16 klausimų, kuriuos buvau surašęs, tai ačiū tau, aš tik apie pažintį. Tai žodžiu, Tenerifei. Tenerifei. Na, okay. Bet labai gražiai kalbi, tu jau pradedi mane užburt, kad tai gali būti tikrai įdomus sportas. Tai jis ir yra, tik sakau, aišku, kad tai nėra paprasta, reikia biški turėti didelį tokį, žinai, nusteikimą ir jėgų. Vieni sako, kad reikia kažkaip fiziškai tam ruoštis, aš nežinau, aš sakyčiau tiesiog, kaip mes einam į kokį džymą, pradžioj sunku, po to mūsų kūnas prie to pripranta, tai čia tas pats yra ir su tam banglentėm, bet, labai smagus sportas. Realiai tikrai galėčiau pasakyti, kad pakeitė mano gyvenimą. Jo, toks vienas, žinai, iš pomėgių, kuriuos aš bandau visada propaguoti atostogų metu, tai kad ir kur aš dabar bebūčiau, bet kokioj pasaulio šaly, kur būtų vanduo, jūra, vandenynas, aš vis tiek einu ten pabandyti pasurfinti. Tai čia tokia veikla, kurią tu gali, žinai, išmokti labai profesionaliai, gali šiek tiek suprasti, kaip tai daroma, turbūt ir su kaitais panašiai, ne? Ta prasme, gali, žinai, ten pirminat. Ne, su kaitais tik profesionaliai viskas. Ne, aišku, kad ne. Manau, kad, žinai, tiesiog išmoksti valdyti ir tu jau gali, kur matai tą vėją, po to bandyti ten ir gaudyti, bet jau ar ten darysi triukus ar ne, tai čia jau tiesiog nuo laiko priklauso, kiek tu tam skirsi. Tai va, tai taip tikrai pakeitė mano gyvenimą ir labai smagus pomėgis. Sportas, pomėgis, čia jau kaip įvardinsi. Žinai, kaip aš matau, kai tu sakai, stilistė, nuomonės formuotoja, ne? Aš iš tos pusės mes čia ir Hidriakų pasikabinom, tai panašiai. Jisai po šitas mūsų laidelės, žino, kad jau kaip ir turbūt tai su manim. Matau, kad mano dydis. Jūs tai sakiau vyrišką kabink. Geras ir kaip tik čia atsisega. Labai fainai, kad čia toks lengvas. Gerai. Tas iš stiliaus, iš tam tikro, iš vienų rūbų tokių, iš to miesto gyvenimo, kaina pereini į tokį, ne taip pošą atrodantį gal, ne? Bet žinau, kodėl, tai čia irgi dabar yra visokiausių spalvų, raštų, visi šiti dalykai irgi lygiai taip pat. Tu gali arba imti kokį juodą variantą, arba lygiai grečiai kažkur į vandenį ir irgi nori atrodyti kažkaip kitaip. Spalvingiau, dar kažkaip tai čia, žinau. Nepaliekė, ne? Vis tiek visur turi būti, ne? Nebūtinai visur, bet turbūt tai yra mano toks gyvenimo, žinai, kažkoks varikliukas, net nežinau, tiesiog taip yra. Kiek turi Hidriakų? Normalų žmonės turi 1, 2, neskaičiuojant dar šito.
Nu, galėjau pridėti, bet neskaičiuoju. Ne, tai gerai, šitą dar neskaičiuojam, bet aš turiu, tai dabar 2 tuos ilgus. Ir va tokių va mažiukų turiu 4. Daug ar ne? Bet jau tie, tai mano grinai tokio stiliaus, kur, žinai, aš dargi ir veikboardinu, tai va grinai jie realiai skirti tam. Nu ir surfui, aišku, tiktų, bet kažkaip dar neteko man surfinti tokiam vandenį, kad jau reikėtų tiesiog maudimukų. One day. Šiais metais. Tai va. 6. Parašykit kas nors komentaruose, jei turit daugiau, bet abejoju nebus daug parašančių žmonių, nes 6 yra daug. 6 daug. Tai bet neklausy, kiek maudimukų turiu. Žinai, jeigu 1600. Tai va tada jeigu su maudimukais, tada, ai, čia tik 6 turi. Jo, turiu. Nu, man patinka keisti. Ir vėl nepridavau, man patinka keisti. Hidriakus. Supratau. Nu. Gerai, tai kokie iššūkiai? Pradedant surfinti? Taip, pradedant surfinti. Žinai, kadangi aš pradėjau surfinti Tenerifei, ten yra, manau, biški daugiau iššūkių dėl to, kad visur, kur aš mokiausi, buvo uola. Tai reiškia, kad po apačiai yra nesmėlis, o uolėti tokie paplūdimiai, tai ten yra reikaliukų ir ten nėra labai saugu. Reikėtų sutikti su tuo. Jeigu reikėtų dabar, žinai, patarti žmogui, kuris, žiemą nori, nežinau, kažkokios kelionės ir pradėti surfinti, tai tikriausiai sakyčiau kažkur rinktis, kur, tiesiog paplūdimiai su smėliu ir tiesiog yra saugiau. Bet čia vėlgi noro reikalas, manęs tai nesustabdė ir nieko šiaip blogo, žinai, nenutiko, bet, faktas, kad tai nėra labai gal, taip smagu, bet kai surfini, kai ta uolėta, žinai, uolėtas paplūdimys, tai su batais, kurie apsaugo, tai yra tokių kaip ir apsaugos priemonių. Gerai, tai pažinti su surfu aptariam. Iššūkiai, kad, gerai, kaip tu juos įveikė, ne? Buvo baimė pradėti? Buvo labai didžiulis noras pradėti ir tada baimių kaip ir nebebuvo iš viso. Tas baimės iš tikrųjų, jeigu taip atvirai atsirado gal po 2 metų, kai tas bangos tikrai didėjo, keitėsi ir banglentės ir pradėjau mokintis ten ir visokius triukus, su tuo lygiai grečiai atsiranda ir dar didesnių, žinai, tokių galimų pavojų. Galime taip įvardinti. Pavojus. Taip, kad būtų gražiau ir niekas, žinai, norėtų ir toliau bandyti surfinti. Tai aišku, kad tų pavojų, nežinau, čia reikėtų nusispjauti per petį turbūt, bet man nieko šiaip nėra nutikę blogo. Tai ten, žinai, negaliu kažką pasakyti blogo apie tą surfą, bet faktas, kad kuo toliau, tuo didėjo bangos. Tu žinai, ir tos banglentis, kaip minėjau, keiti ir visa kita, tai, gali kažkas, iškai daugiau vandens, gali, žinai, prigerti ir panašiai. Tai va, gali nuskęs, gali numirti, gali prigerti. Visų, tai su visais sportais kažkas gali atsitikti, bet, sakyčiau, baimė nebuvo tokia kažkokia didelė, kad ji sustabdytų, žinai, nuo to bandymo. Faktas, kad žmonės turbūt susiduria su didesnėmis baimėmis, ten ar aš moku gerai plaukti, nes jeigu biški nemoku, tai turbūt negaliu aš tų banglenčių, žinai, bandyti ir visą kitą. Tai aš tokių klausimų savęs neklausinėjau, tiesiog variau ir visada... Tu nemokėjai plaukti ir variai? Mokėjau plaukti, bet aš, žinai, kiek mokausi, tai galiu pasakyti, kad realiai visada mane lydėdavo treneriai, aš nepasimdavau pati banglentis ir ant bet kokių bangų ten bandyti jas gaudyti, nes, nėra labai saugu, tu nežinai tam tikrų vietų. Tai visada mane lydėdavo treneriai, ko pasiekoje aš jausdavausi saugi, žinai. Tai gal biški va tas toksai... Gerai, o tave treneriai lydėdavo, kad mokintų kažką, ar labiau treneriai, kad nufotkintų tipo į tavo? Šiaip tai niekas beveik nefotkina ir dėl to aš šiek tiek esu liūdna, nes kelis metus vis man draugė, žinai, sakydavo, tai Ieva, galiu kokį video ar foto parodyti, kaip tu ten ant bangos varai ir aš neturiu ką parodyti, tik su banglente šalia, hello, einu šiandien surfint.
Tai jo, nefotkindavo, dažniausiai tiesiog mokindavo, eidavau su grupe ar tiesiog su treneriu. Tai vat realiai šita medijų era prasidėjo tik šiemet, jeigu gerai seksite mano Instagramą, pamatysite, kaip atsiranda video ir su bangomis. Kaip jūs sekate mano podcastą, taip aš seku jūsų Instagramą. Šiek tiek apsileidęs gal. Nu. Bet, dabar jau pasitaisiu. Nu gerai. Bet anksčiau, jo, galbūt aš nesu tavo sekėjas, va kaip jūs telės. Nes jis man porą tokių įžvalgų ir pasakė, kad, pavyzdžiui, apie tą surfą, kaip ten anksčiau jinai vien tik mieste, dabar jau surfas kažkaip tokia atrodo laisvesnė, panašiai. Bet šitas visas tikrai pasikeitė realiai, kai aš pabandžiau tą surfą, labai daug dalykų pasikeitė gyvenime, kaip ir sakau, net, žinai, dabar jeigu aš ieškau lokacijų, kur aš važiuosiu atostogų, tai turi būti vanduo kažkur aplinkui. Tai su tuo lygiai grečiai turbūt ir pamatysit mane, žinai, su banglente. Arba duše. Nu, vanduo irgi vanduo. Basein. Jėtau. Gerai. Bandau susikaupti. Tai gerai, failai. Turėjai kokių nors failų? Failų. Aiškiai įvardinkim failą. Kur banglentė į veidą tau duoda, per galvą nukrenta kojos pirštų nagai ar kas? Kojos pirštų nagai irgi skaitosi? Ne šitie dalykai, ką pasakiau, buvo. Ne? Jo, ir su mėlynėm visokiam ant kojų, ant rankų, patemtos rankos, ten visokių šiaip. Ir dabar man skamba, žinai, kaip atrodo, kad surfo kultūra auga ir tu kaip surferė bandai apsidrausti ir nepritraukti naujų žmonių, nes tipo spotė ir taip jau daug žmonių, banga dalintis reikia, taip daug pavojų, esu gavus. Bet tu žinai, aš šitą savo irgi draugiam papasakoju ir jos taip ir yra žmonės, kurie galbūt savo nesvarbu kokių traumų nepriema taip rimtai. Nu, žinai, susitrenkiau, all good, tuoj praeis. Tai tokie žmonės, kurie maždaug panašiai į tas traumas žiūri, tai ką aš sakau ir papasako apie surfą, jiems nekelia jokių, nu, žinai, neigiamų tokių emocijų, kad aš čia dabar nepabandysiu. Tai gal pasakodama taip ir atsisijoju. Tiesiog natūraliai, žinai, dingsta žmonės, kuriems tai gali būti ar per sunku, ar kažkaip tas traumas tiesiog visai kitaip žvelgtų, nes faktas, kad jų būna, ar jiems bus, nežinau, bet reikėtų turėti omeny, kad tai nėra labai saugus sportas. Jeigu tu omeny, kad banglenčių galai būna aštrus ir banglentė kartais bankose atsisuka prieš tave. Taip. Ir dar prie kojos būna prikabintas lyšas, kuris turi tendenciją tą banglentę traukti link tavęs arčiau. Taip. Būna ir lyšas nutrūksta. Man nebuvo. Bet. Surfkempė mus labai mokino, reikia visą laiką patikrinti. Taip. Nu, tai yra dalykų, tai jeigu taip sakau, pradedant ir, pavyzdžiui, su treneriais, normaliai, profesionaliai, save, nežinau, nesvarbu, kuriam pasaulio krašte tu būtum, bet tave išmoko visko, tai žinoma, kad pusę traumų gali ir išvengti, žinai, tai ir... Bet tiesiog tu turi žinot, kaip daryti, tą ir jie patarė. O jeigu tu pats, žinai, pasimsi banglentį ir ten bandysi, tai, nu, gali būti visko. Tai taip nerekomenduoju. Noriu pasakyti, kad mano approachas buvo neteisingas, ne? Tai tavo tai geras, taigi tu ten visai neblogai ten mokė, ar ne? Surfkempė, jo, be bangų. Bet aš prieš tai bandžiau ir buvau dėl to ir perėjau ant kaitavimo. Nes per sunku man buvo, aš nežinau, ten pedlinu prieš bangą, ten tos povandeninės srovės, nei aš ten žinau, kas, kad tiesiog varai ten. Nu jo, nu bet ten nėra reikalų. Bet žinai, kai tavo kūnas pripranta prie to, tai po to tau, nežinau, kas ten tiksliai atsitinka, bet jis pripranta ir jam nebėra taip sunku pradžioje, tai faktas, tai bet čia bet ką tu nueisi sportuoti, jeigu tavo kūnas nežino, nėra susidūręs su tokiu fiziniu aktyvumu, tai jam bus sunku, žinai. Jo, buvau pasirašęs apie fizinę veiklą. Nu, kad tai fiziškai, ne? Nu, tu šiaip sportuojantis žmogus, ten yra. Taip. Bet surfas pareikalavo kažkokių, pasijauti raumenukų, kur ten nesijautė anksčiau. Ar čia man tai vienam? Tikrai taip. Ir šiaip iš tikrųjų, aš atsimenu, kaip pirmus metus aš nesuprasdavau, kas man ten darosi.
skauda, pres atrodo, taigi tu nieko nedarai, tik su tam rankom ir kloji, nu gerai, gal nugara biški, bet skaudėdavo viską, žinai, kojas, presą, ypatingai ištišoninius. Tada čia ta nugara atrodo, wow, treniruotė, tai tada supratau, kad čia visas kūnas šiaip yra įjungtas. Ir nuo to momento, kai tu ir kluoji ir atrodo tik čia dirba, kad tu šokiant banglintis, tada esi, žinai, pritūpus, skrodį bangą, tai tavo visas kūnas dirba. Šiaip tai yra, nu nenoriu čia dabar gal jau taip ir išgirt, bet vis tiek sakyčiau, kad tai geriausias sportas ir aš kiek metų su tom banglentėm varinėjau, visada seku, žinai, viską su laikrodžiais. Tai, nu, laikrodžiai tai rodo, kad, nežinau, aš ten ir boksą esu lankius, ir lengvai atletika, ir šiaip bėgiojus, ir visokiose džymuose. Niekas ten taip neužkeldavo širdies ritmo kaip tas surfas, bet surfe tu nelabai jauti, ten 1 valanda praeina, 2, tada nulipina tų bangų ir taip jauti, kaip tavo kūnas tiesiog toks. Ir aš sakau, toks jellyfish, medūzas, toks mūdas, kur taip atrodo, tiesiog nieko negali daryti. Bet tu tiesiog tam momente tavo kūnas daro tos įprastus atrodo dalykus, ten ir kloji viską, po to tiesiog toksai. Nu, smagu. Nu, yra toks flow, spėja, ne? Būsena, kad įeini į tokį ir kažkur laikas dingsta ir viskas. Taip. O šitą dalyką girdėjau. Jau pardaviau tau dabar. Tenerifei stovyklėlė tuoj. Apie Tenerifę irgi pakalbėsim. Sausis vasaris. Sausis vasaris Tenerife. Ievą sutiksite. Ievas One, Instagrame. Galite surasti Ievas One Instagrame arba Instagrame. Arba Instagrame. Bet spėjau, Tenerifei ta banga 100% visą laiką ten. Taip, tai jeigu ne toj pusėj, tada kitoj salos pusėj. Yes. Tai gerai, tai aš pabandysiu, žinai, per kurią vietą, jeigu jūs neturėsit pinigų, skristi Tenerifę. Nes ji yra brangesnė greičiausiai. Taip, ir viskas ten brangiau kainuoja, tai antras variantas bus truputį šalčiau. Šiek tiek, truputį nedaug. Su didesnė tikimybė lietaus. Taip. Į Ispaniją. Na, visai neblogai. Taip. Išsukta. Ane? Tai va. Tai bus apie Tenerifę parašysim apačioje, ne? Ir apie Ispaniją. Gerai. Ir jūs dabar rinksitės. Ja. Jūsų metus rinktis. Ką rinksitės? Ar jūs keliausite su Ieva Svan ar su šito ilgu nepažįstamuoju? Gerai, supratau. Gerai, apie fizinę dalyką pakalbėjom, ne? Bet man dar vienas dalykas įdomus, dėl ko aš surfo vis nepaleidžiu gyvenime ir surfcampą panašiai. Nemažai kaituotojų perina ten dalinai ar kažkaip, nors atrodo, kam ten vargti, ne, sėdi tenai, mirksti tam vandenį, to atrodo adrenalino mažiau, bet kažkoks yra tas mentalinis dalykas, meditacija, kažkokį sunkų dvasiškesnį dalyką apibūdinti. Yra? Esu bandžius ten į kelias stovyklas nuvažiavus ir į vandenį ten biški kažką pabandžiu, žinai, su tuo kaitu, bet, tiesiog, pradžia mokslė tokia, žinai. Bet kiek žmonių aš pažįstu, kurie tikrai ten kaituoja ir labai daug ir po visokias pasaulio šalis važinėja būtent tą, tai jie irgi kažką... Kažką jau turėtų? Ne, turiu omeny, žinai. Jiem irgi labai smagu ir jie kaip pasakoja, irgi tas kažkoks tai jausmas tavo organizme gaminasi. Tai nežinau, ar tai yra tas pats ar ne, žinai, surfe, bet tai yra kaip ir kaitas, vienas gamtos stichija, tu gaudai vėją, tau paima, gamtos stichija pasako viskas, tau užteks ir išjungia vėją. Lygiai tas pats galioja ir su bangom, tu jų negali nuspėti. Žinai, gali vieną dieną būti, kitą nebūti, lygiai tas pats ir su tuo bangų laukimu, kur atrodo magiškas laikas, bet paima ir jų nebėra, žinai. Bet faktas, kad gaudant bet kokią, manau, gamtos stichiją, kūne gaminasi tas laimės hormonas, kurio niekaip mes negalim apčiuopti, nupiešti, pasakyti. Tiesiog apibūdinti, kad tai yra labai, smagu. Žinai, tai vat. Žinau, ir tai veikia šiek tiek kaip narkotikas.
tiek kaitavimą, tiek surfinimo, kai tu pasakai, kad kai važiuoji ir visą laiką dabar žiūri, kad būtų vanduo kažkas. Taip. Aš irgi dabar žiūriu, kad seniai neturėjau kelionės, o jeigu ir turėjau, jinai tokia kažkaip trūksta, kur nėra, sakykime, kaitavimo, vėjo, kažkokių ten įrangos, vežimosi, kas atrodo iš šono toks hasalas, ten kiti turistai. Tiesiog... Bet tu žinai ką, tuo metu, kai, nežinau, fainai pakaituosi, tu žinai, kokią savo emociją po to susikūrsi. Tai čia toksai, kur tie dalykai, ten, nežinau, kad tu ten sunkiai veši ar kažkaip per susidūrusi su kažkokiais, žinai, sunkumais, tai atrodo visiškai menkniekis. Tai, smagu. Smagu, pabandykit. Tikrai pabandysiu. Aš tas, kur mėgstu viską išbandyti. Ir kalbėjai, kad, vakaitai, panašiai, aš irgi ir tą bandau bangai net ir kaitavime, iš tikrųjų, kai tu pradedi mokintis, tai, tipo, tas lėtas vanduo, tu išmoksti su ta paprasta lenta, bet einant, bėgant laikui, aišku, ten gali, jeigu profesionalus, ten tuos triukus daryti panašiai, bet labiausiai vis tiek mane ir, daug žmonių traukia yra tas seksi bangos jausmas, kad jeigu tu dar suriši tos du dalykus su kaitu, o su surfu dar labiau yra tas, kad dar mažiau išorinių kažkokių jėgų. Ten gaunasi tik lenta ir tu. Taip, kad realiai blogai atsistosi, nukrisi. Žinai, labai toksai irgi. Tai aišku, kaip čia pasakius dabar, bet gerai išmokus technikos, net ir ant tos Baltijos jūros, kur mes buvom, žinai, su tavimi stovyklą nuvarę, jeigu išmoksti tą techniką, tai yra ganėtinai paprasta pagauti bangą. Tiesiog, nes ten atsistoti yra, žinai, tokia taisyklė. Negali kitaip, negali kitur kojų pastatyti. Jeigu atsistosi taip, kaip reikia, greičiausiai tau pavyks, žinai, pagautas bangas. Tai vat ir yra toksai tu ir banglentė. Tai vat labai svarbu tą techniką tiesiog išmokti. Tai toks dalykas, kadangi jau pakalbėjom šiek tiek, ką patartum kitiems, kurie pradeda mokintis iš savo klaidų, ne? Ar ne savo klaidų panašiai. Tai aš spėju vienas iš tų, kad, jau pradėjai, kad nesimokink vienas, čia mūsų bendras toks, nes... Jo, bet man atrodo, čia net nesvarbu, ar kaito, tai šiaip be trenerio tu realiai neišmoksi. Turi vis tiek kaip prisipūst, kaip ten paruoštą kaitą, šiaip saugumo visokie reikalavimai, tu negali pats paimti. Lygiai tas pats yra ir su banglentėm. Žiūrint, kur žmonės nutarė surfinti, bet yra, žinai, kai daug banglentininkų jūroje, vandeninė ar kur, irgi yra tam tikros taisyklės. Kaip mes turim keliuose, kelių eismo taisyklės, lygiai tas pats galioja ir vandenį. Tai, visus pradmenis reikia žinot. Yra saugumas kažkoks, kad nenusilaužtum galvos, kojas ir panašiai. Tai aišku, kad reikėtų tikrai pradėti su treneriais, kurie viską išmoko. Tai jeigu turi gerą pradžią, nesi labai svarbi, tai po to žinoma, kad tu gali tęsti ir pats vienas, bet tu turi turėti tokį pradmenį, kad tave, nežinau, lydintų tai tavo tos žinias. Tai va. Taip. Daugiau patarimų nebus viskas. Ne, ir ką, labai paprasta, bet man šią žiemą pasakė treneris, mes ten Tenerifei pakeitė man tokią lentą, su kuria blemba buvo, atsimenu. Paskutinė diena mano Tenerifei, kitą dieną jau skrendu į Lietuvą ir sako, viskas jau, keičiam tau banglentį ir ten davė žiauriai mažą. Sakau, kad aš nemoku ir sako, va dabar jeigu 2 savaitės su jie kiekvieną dieną eitum, labai gerai išmoktum. Ir sako, kiek tu būsi vandenį, taip tu ir surfinsi. Tai žinai, galim tai turėti kaip pomėgį. Ir nežinau, metus savaitę kažkur nuvažiuoti pasurfinti ir gali, nežinau, vasarą bandyti ant tai pačioj Lietuvoje, žiemą kažkur vis taip nukeliauti, kuo tu daugiau turėsi praktikos vandenį, tuo geriau, žinai, tau ir seksis ir tu suprasi iš vis apie ką tai. Tai va, tiesiog būt kuo daugiau vandenį. Praktika. Gerai, o kaip tu save pati matai, ne? Aš suprantu, kad, tu nesi tas surferė, kur, užsikabinau, viskas, dabar aš jau suku jointus, kemper vanę sėdžiu ir viskas, atsikabinkit nuo manęs. Bet čia lemva šitą turi surferė, ne? O kodėl, pavyzdžiui, kaituotojai neturi šitą? Gal ir turi, nežinai. Bet, žinok, kažkaip neturi, bent jau pagal mane, tai kaituotojai neturi šitos etiketės.
Arba jie tiesiog taip negyvena. Žinai, dėl ko tu galvoji? Pradinė investicija surferių yra daug mažesnė, kai tuo tai jau turi, kad įrangą susipirkti keli tūkstančių eurų visko. Tai jau turi kažką užbildinti, truputėlį bent jau pinigų, arba iš tėvelių paimti piniginės. Čia ką tik man tokia šovė teorija. Bet galbūt ir... Bet žinai, turi banglentę nusipirkti, kuri irgi nekainuoja 100 eurų. Gal ten pati pirma ten kokia iš draugo nupirkta, ką žinau, gal. Gal duris kokius pats apkartai kraštus. Duris ištraši maždaug ten tą. Jo, gali būti. Aš tai tikrai nesu ta surferė, žinai, kur tu čia ką tik nupaišy paveikslą. Man tai labai patinka, bet man tai labiau vis tiek yra toksai pomėgis, sportas. Aš galiu be jo gyventi, žinai, dabar, nežinau, pusę metų ar kiek ten negalėčiau niekur išvažiuoti surfinu, išgyvenčiau. Nėra, kad čia yra mano kažkoks gyvenimo pašaukimas, tikslas, bet kaip sportas jis yra tikrai pats fainiausias ir jeigu jis yra, kaip, nežinau, žiemą Tenerifei, tai aš realiai daugiau nieko kito nesportuoju, tik surfinu. Kiekvieną dieną. Nebent kažkaip ten bangų nėra, žinai, būna ir taip ten kažkokios per didelės ar kažkas, bet šiaip daugiau aš nieko kito nesportuoju. Prašau, nereikia. Atsisakykit savo sporto klubų narysčių. Jo, šiaip tikrai galit sustabdyti, jeigu važiuosit į Tenerifę ir turit metinius ten tuos, tai galit sustabdyti. Ir dar kartą sausio vasario mėnesį. Sausis vasaris, Tenerifė. Stabdykit iš anksto narystės. Taip. Čia tokia labai gera reklamikė. Bet gerai, galim sau leisti. Pabandom tada parduoti jau, kadangi pardavinėjom kelionės, idėjas, pakalbam apie community, apie žmonės. Ar jie ko nors skiriasi, ar kažkokie yra kitokie, tie vandens entuziastai, vėjo entuziastai, vis tiek teko pabendrauti. Taip, tai aš šiaip sakyčiau, kur vėją ir vandenį, jeigu galima taip pavadinti, negaudo, tai jie tikrai yra iš kitos planetos, nesakyti kito pasaulio, bet iš kitų planetų. Jie daug draugiškesni, nežinau, kas tiem žmonėm yra. Kas jiem negerai? Kas jiem negerai, arba kaip tik, kas jiem labai gerai, žinai. Bet man atrodo, kad visi tie žmonės tiesiog prisiliečia labiau prie gamtos. Ta gamta turi tokį magišką dalyką, kad tu ją labiau kažkaip vertini, su tuo lygiagrečiai, jeigu tu esi dar tam, žinai, toj community, tai jie visi panašios energijos, panašiai mąstantis ir tu nori, nenori, irgi toks tampi. Toks tiesiog užkrečiama. Žinai, kai būna užkrečiama, jeigu tu esi negatyvioje kažkokioje aplinkoje, būsi žiauriai pozityvus, greičiausiai vis tiek tavo tą pozityvumą, negatyvus dalykai, sugrauš, pavadinkime taip. Tai čia žmonės tikrai daug atrodo laimingesni, paprastesni, dažnai visiškai nesvarbus yra kažkoks materialinis dalykas ir tai tikrai žavi ir kažkaip smagu su jais. Tikrai labai graži community. Nesvarbu, kur pasaulyje bebūsi iš tikrųjų. Aš buvau tokį susidaręs įspūdį, kad jie tokie labai uždari. Surferiai tokie visi pasikėlė, ten tokie, nežinau. Rimtai, taip galvoji? Aš taip galvoju. Geras. Bet dabar pakeitė nuomonę, ar ne? Tave priskirti prie surferių? Tu gali. Čia pasikėlė, čia tokie. Ne, iš tikrųjų labai maloniai nustebino, kai buvom savaitgalį surf camp'e ir ten buvo ir trenerių atvarė, ir šiaip, surferių šiaip buvo atvarė, ten surferių buvo diena, kur mes ten susikabinė už rankučių buvo. Tai tikrai susidarė įspūdis, kad labai tokie visi easy going, visi ten mes kažką veikiam ir vakare ir panašiai. Ir tokie, kad tenai tu gali būti ir iš serijos, iš darbo biržos ką tik atėjęs ir kažkas, kas jau ten 3 verslus pastatęs, pardavęs. Ir vis tiek būsi toks pat, žinai? Ta prasme, nėra pasikelimo kažkokio kalbant ar ten. Taip. Nėra tos, kaip čia, tarp žmonių, man labai patinka žodis luomai, žinai? Nesvarbu, iš kokio luomo tu. Tiesiog visi yra tikrai kažkaip lygus. Bendrauja, gal net ir panašiam temų, nežinau, bet tikrai jautiesi dažniausiai sava
ir kažkaip viskas tikrai labai paprastai. Bet būtent tie, kurie gaudo vėją, tas bangas. Kažkaip yra gal ta emocija. Kuri vienyje, taip, ne? Ateini ryte, visi lygus, nes visi tiesiog tavo ten tas statusas nieko nekeičia, visi eina tą pačią bangą kovoja. Taip. Ir visi džiaugiasi pagavę tą bangą ir tu realiai džiaugiesi už kito irgi kažkokius pasiekimus. Bent jau man taip. Ir labai žinai, kas gražu, kas liečia tas banglentės, tai mes tai patyrėm tada, kai buvom su tavim stovyklai, bet pasauliniu mastu visi tas dienas banglenčių ir švenčia ir jeigu kažkas neduok Dieve vandenį numiršta, būna taip visokių ten nelaimingos atsitikimų, jie, nežinau, ar tau teko matyti, man tai praeitais metais teko, Tenerifei, vienas banglentininkas, man atrodo, su galva į uolą, biškit rinktelė, kaip čia gražiau pasakyti. Atsitiko, kaip atsitiko, jisai šiaip žuvo, bet banglentininkai visi tą mirtį visiškai kitaip supranta. Ir vietoj to, žinai, kad ten, žinoma, liūdi viskas, bet išlydi su dainom, su plojimais ir ta tokia vienybė, kai tu ne tą žmogaus, kuris žuvo, nepažįsti, bet vis tiek palaikymas ir va būtent ta tokia bendrystė, community, labai gražu. Tai tas išlydėjimas ir, nežinau, gražus dalykas. Mok džiaugtis gyvenimu ir neprisiriša prie jo. Taip. Gerai, gal ir visai užparinai, gal visai ten normalus treniruojame. Viskas ten su jais gerai. Tai va. Gerai, minėjai be surfo, ne? Kad bandai kaituot, ne? Veikinį užsiminiai. Palygintum? Bet to, gerai, pradžią pradėkim. Kas su kaitavimu nepatiko, netiko? Kas? Su visa pagarba. Šiaip iš tikrųjų mus stebi Justas, kuriam aš, man atrodo, šią vasarą irgi sakiau, kad man taip gyvenimas susidėliojo, kad aš kaitavimą bandžiau netinkamose greičiausiai vietose. Treneriai ir viskas kita buvo labai profesionalus, labai smagu, bet man buvo per šalta. Ta prasme, reikia hidro pačios tariausia. Ne, iš tikrųjų buvo, aš atsimenu, buvau Egipte, ten tokiai stovyklai, kur atrodo Egiptas, ten gal buvo 24 laipsniai, buvo žiauriai šaltas vanduo, nežinau kokį vėją atputė, bet buvo tiesiog labai šalta ir tada aš buvau pasiėmus treniruotis, ten 2-3 valandas ir tas mirkimas vandenį buvo smagu, bet buvo labai šalta ir aš tada galvoju, žinai, visas tas kaitavimas paremtas vėjo. Tai gerai, jeigu yra šilta, pučia vėjas ir aš kažkaip įsivaizdavau tą kaitavimą, aš su maudimuku gaudau, žinai, tą vėją ir mano tas visas iliuzijos dingo. Tai vienur pabandžiau, kitur, tada dar Lietuvoje, Kunigiškėse, man atrodo, ar kur aš ten bandžiau. Tai visur man buvo žiauriai šalta ir aš tada galvoju, man, kad ir koks būtų sportas, nepriklausomai, kad toks, žinai, have fun, dar turi būti ir šilta. Tai su surfu aš nebuvau taip susidūrus, kad, žinai, būtų, labai šalta. Gal, nežinau, tiesiog taip atsitiko, bet aš neturiu, kaip palyginu, tai atsimenu tas vėjas, tas šaltis ir aš galvoju, jeigu aš dar kartą duočiau galimybę kaitavimui, tai tik ten, kur tikrai šilta, nes pilna yra Instagramo, kur mergo, žinai, skrodžia su tuo kaitu ir maudimkim. Ir aš galvoju, aš taip norėjau, bet man nesigavo, blemba, ir galvoju, viską. Jūs man pardavėte šitą, nenoriu aš tų hidro. Viskas, arba va toks nebent. Čia Max. Max, toks jau Max hidro dydis, daugiau jokių ilgų. Gerai, supratau, šaltis. Jo. Gerai. Tai čia, manau, toks buvo, žinok, esminis. Aš nesakau, kad man nepatiko. Aš atsimenu, kai mes jau pradėjom ir body dragint, aš treneriui sakau, žiūrėk, ir aš taip... Jisai, žinai, sako, aš dar tokio laimingo žmogaus tą mėnesį nemačiau, man atrodo, tada aš Egipte, žinai, buvau. Ir aš taip, sakau, realiai nededam tos lentos, sakau, man taip smagu, nes aš, žinai, vėl pasuku jau ten vėjas normaliai plešia, aš,
Sako, Jeva, neįsijaus, nes tave kaip paims tas vėjas išneš, bet aš. Tai man šitas viskas, jau man buvo labai smagu ir tada mes bandėm dėti tą lentą ir aišku, triš į vandenį, triš į vandenį, triš ir pučia vėjas ir šalta ir aš galvoju, nu, ačiū. Kažkas kažką sako per vėją. Kur tas maudimukas, kur aš mačiau Instagram'e? Kur jisai? Duokit maudimuką. Duokit tik maudimuką, jo. Tai aš nesakau, buvo šiaip smagu. Bet aš sakau, galbūt pabandžiau netinkamai vietoj, man tada taip kažkaip, sakykim, sugadino ir su tuo lygiai grečiai jau vis tiek buvo atsiradęs surfas ir reikėjo tiesiog rinkti, žinai, ar tu bandai ir gilinės į tą kaitį ir kažkur tikrai skrendi, nežinau, ten visokius Zanzibarus ar kažkur, kur šilta, ar tiesiog savo tą surfą toliau puoselį, tai aš pasirinkau tiesiog surfą. Tai va. Bet buvo smagu, na, aš negaliu nieko pasakyti. Body draginimas, aš dar dabar atsimenu savo pirmą body draginimą ir sužavau, wow, čia taip vėjas gali daryti. Ir tas va šiaip, kai tu, nu, dabar jau jūs kai kaituojate, tai viską žinot, bet vat žmonės, kurie nežino, kai tu tam aitvarė turi vėją, tai vat aš dar iš tos pusės, kaip žinai, tu realiai pagauni bangą, tai ta banga, žinai, susiformavo, nežinau, nuo audros ar nuo kažko ir tu realiai pagauni bangą ir ant jos varai, tai lygiai tas pats, tu pagauni tą kaitą vėją ir va šitas vėjas tave neša ir aš taip, wow. Aš dabar pagavau vėją, tada vėl ten body draginį ir vėl pagavau vėją. Nu va šitas, nu aš ten tokia buvau, atsimenu, happy, nu bet šalta buvo, blem. Tokia, Bet nebuvo, sakau, nu ta prasme, nebuvo blogai, buvo tikrai smagu. Tuo labiau, kad supranti, kad tikrai tą stichiją, žinai, pagavai, kas yra smagu. Yra tas jausmas. Veikas, nu gerai, pasakyk, kaip su veiku reikalai. Jau tokį išnepu? Ne, nu kaip, tai aš kiekvienais metais veikinu vasarą, bet aš sakyčiau, žinai, tai yra mano tokia draugų susirinkimo vieta veik parke ir kadangi tai tęsiasi irgi maždaug ten 3-4 metus, ir nereikia ten per daug kažko, tai jau išmoksti, žinai, ant tos lentos stovėti, išmoksti kaip ten ką, jau gali paimtas, žinai, kažkokias paprastas figūras, nu ir maždaug. Tai man ten yra, žinai, toksai ne vieno žmogaus sportas, nes dažniausiai aš lėkiu su draugiam, su draugais, kažkokios irgi stovyklos, dar kažkas, nu tokia papildoma veikla. Ir šiaip man vanduo, nu labai patinka, tai žinai, kuo daugiau visko turbūt šiek tiek moki, tai yra smagu, tai tas gal prisirišimas prie vieno ir žinai, ten nebandyti nei kaituoti, nei veikinti, tik surfinti, tai irgi nesakyčiau taip, bet veikas mažiausiai, nu kaip žinai, nu toksai. Iš bėdos. Nu toks, šiaip gerai pasakyta, tas iš bėdos. Nu, iš bėdos, bet nereikia ten kažin ko. Man atrodo, aš net nesu ėmus trenerių. Mano draugai, kurie daugiau metų ten veikina, žinai, ten pasako, kaip ką daryti ir, nu, tiesiog taip savaime irgi gaudavosi. Tai nėra blogai, smagu, bet, žinai, tu nieko ten negaudai. Ten tiesiog sistema tave tempia ir va tas toksai, žinai, o va kai tu pats savo jėgomis prisirklavęs, ten, žinai, ir pagauni tą bangą, visai kas kita. Turbūt tas pats ir vėjas, žinai, nu vis tiek ten yra reikaliuk, tai va tas. Yra tas natūralumo, nu, tas kažkoks stichijos efektas, ne? Bet ne per seniausiai teko matyti su kažkokiu instruktoriumi keliavote į dirbtinę bangą. Wow, su kažkokiu instruktoriu. Kažkokiu, nu... Pristatome jums Donatą Meškauską. Kažkokį instruktorių. Kalbėkime vardais ir pavardėmis. Ištraukime tą, kaip ten sako, iš maišo. Ištraukime įlą iš maišo. Kas tokio nesąmonės? Nu toks. Iškart paštą, tik Donatą ištraukiam, tai iškart įlą jau kažkaip. Tai čia tu įlą. Nu jo, tai ką, šiaip buvo labai smagu.
Labai. Aš esu pirmą kartą buvus tokiam parke. Aišku, Donatas parinko man didelės bangas, nes aš jau ten proraiderė viską, tai man buvo realiai baisu, žinai. Ir kadangi tai yra visgi dirbtinių bangų parkas, tai, žinai, šalimais cementinė siena, po apačiai irgi cementas ir aš galvoju, Dieve, ta prasme, kaip nesusižalot, nes tos bangos yra irgi visokių tipų, ten, jeigu neklystu, 9 tipų bangos, tai tu gali, žinai, ir į mažas bangas eiti, ir į didesnės, ir ten iš vis į ekspert. Tai buvo parinktos didelės bangos, man pavyko su jomis susidaroti, bet biški buvo baisu. Okay. Ja, bet tai buvo labai smagu. Noriu pasakyti, ir dirbtiniam parke irgi gali žūti ir darys pedlautą tau? Blemba, žūt gal ir ne šiaip saugumo prasme, tai aš buvau tikrai maloniai nustebinta, nes stebi labai daug gelbėtojų, nuolatos stebi, kur tu bangą paėmi, kur tu, žinai, ten pedilini ir panašiai, jeigu ne pagal taisyklės iškart ten, žinai, informuoja, šaukia, nu, tu turi labai laikytis taisyklių, tai greičiausiai nieko ten, žinai, tau taip ir nenutiks, kad susižeist gali, tai tikrai taip, nes ten yra bangos, kurios ant tavęs nukrenta, jeigu tu jų nepagauni, tai ir ta pati banglentė tau, žinai, gali per galvą biški voštelt ir šiaip į tą sieną, jeigu tu ten plauksi labai arti jos. Nu, gali, žinai, atsitikti, nu, bet tai čia ir tai pačiai jūrai gali visko nutikti. Bet smagu. Labai smagu. Nes jo, žinai, tokios, tu žinai, kad bus tobula banga. Ten padaryta tobula banga. Ji lūžta čia ir tiesiog eina. Nu, tiesiog net nereikia galvoti. Gerai, kur čia ją rasti reikia? UK, Bristol. Gerai, Lietuvoje, aš su Donatu kažkada kalbėjau, jis sakė, darysim Lietuvoje irgi banką. Kažkas sakė, turėtų būti kažkokie panašu, nu, aišku, gal netokio lygio. Taip, ten mažesnė ir aš, kiek žinau, tai ir bus. Ir šiemet, ar tik negruodį, kažkas tokį ir atsidaro Vilniui, bet ten tokia viena banga. Nes čia tai, žinai, toks bangų parkas ten ir į kairę, į dešinę sukantiems, nustam banglentėm. O čia bus biškai kitoks principas, bet kažkas atsidaro. Kažkas stovės tokį didelį akmenį, tiesiog į baseiną. Nu kažkaip, bet jo, kažkas bus. Tai labai įdomu. Gerai. Pabandysim. Gerai, kad atsidaro, yra visokių alternatyvų ir tuo labiau, kad, žinai, nežinau, žiema, ruduo ir tiesiog nori nepamesti savo to pomėgio, tai gerai, kai yra, žinai, galimybė kažkur nulėkti. Taip, nu tik UK irgi šalta turėtume. Nebuvo šilta. Nedžiugino. Biškai džiugino, bet nebuvo šilta. Svarbiausia buvo, kas sušildė prieš ir po ir viskas. Tai jau gyvenimo banga so far. Nu, kol kas turėjai kažkokią, kur nuvarėjai ir sakytum, va ten tai buvo, kur grįžau ir nežinau. Nu buvo, tai šią žiemą Tenerifei tikrai buvo. Buvo labai baisi, aš atsimenu, žinai, net gal ne tai, kad banga, gal buvo net jos ir kelios. Bet kur aš tada atsimenu su treneriu ir dar viena mergina lėkiam, ten toli taip nuplaukiam į vandenyną ir buvo labai didelės bangos ir aš sakau, Marko, nu jos man realiai per didelės, aš bijau. Ir kai yra ta baimė, greičiausiai tau, nu, nepavyks, nes tu turi baimės, kaip čia, atsisakyti, ją vyt lauk ir tiesiog, žinai, tavo kūnas labai susikausto. O surfai yra taip, kad tau nereikia to kūno, kad jisai toks, žinai, kaip metalinis kažkoks, kaip medinis. Ir aš atsimenu, tiesiog sėdžiu, tos bangos eina ir aš taip bijau ant jų čiuožti ir sakau, viskas. Ir sako, tu tiek daug laiko treniravaisi ir čia jau tiek žiemų, sako, ašgi matau, kad tu pasiruošus. Ir tada jisai ten man tokia, žinai, motyvacinė, biški motyvacinė kalba tokia dėjo ir aš galvoju, nu jo, šiaip gal ir gerai. Ir tada tikrai kelias pagavau, kurios man šiaip buvo, atrodo, ir didelės, ir baisios, bet buvo. Tada galvoju, gal ir galiu aš ant tokių. Gal visgi ir top 3 Lietuvoje aš. Ne, taip negalvoju. Bet buvo. Tokių.
Gerai, apkalbėjom viską, daugiau mažiau. Pakeitė tavo gyvenimą ir laisvę. Man va šitas dar vieta įdomi. Kuo, ane? Kas aš įdomu? Tai aš tai, žinai, pasakyčiau, kad naujas pomėgis, kuris ir praplėtė visą tokį suvokimą apie sportą, naujų žmonių atsiradimas į gyvenimą ir lygiai grečiai, ką jau esu minėjusi per mūsų šį pokalbį kelis kartus. Atsiprašau, jeigu nesiklausiau. Atsiprašau, pakartosiu. Tai, žinai, tos ir atostogos, kurios anksčiau atrodydavo vienaip, dabar jos visiškai pasikeitė ir aš įsivaizduoju, kad, kitaip tiesiog turėtų būti ir tas vanduo, kuris man labai patinka, tai net nebūtinai gal, kad tikrai visada, žinai, surfas lygiai grečiai turi būti, bet vanduo atostogos yra labai labai svarbu. Ir anksčiau gal taip, nebuvo. Tai, tiesiog viskas labai pakito. Ir šiaip dar atsitiko daug gyvenime įvykių, tai ten galit pasiskaityti kitose antraštėse. Visi tiesiog įveskit Ievos Van. Net nedėsim, tiesiog Ievos Van ir kažką. Ir iškart mes ten bus raudonom, etiketėm, viskas. To dar nebuvo, taip dar ne. Gerai, man atrodo, visai mums pavyko be dramų. Mes turim šiaip tokią tradiciją, aš užduodu tokius 3 random klausimus, visą laiką, daugiausiai su vėjais susijusius, bet pabandom kažkaip tau adaptuoti. Adaptuoto varianto. Gerai, tai smėlis ar betonas? O Jėzau, smėlis. Toks miesto gyvenimas ar toks visiškai tas... Wild? Mes žinom, kad tu wild ne, bet... Tikrai, bet jeigu ar tas, tai tikrai wild. Okay. Tikrai ne miestas. Gerai, koks tau banglenčių spotas, kuris įsiminė labiausiai arba geriausias? Mes klausim dažniausiai, koks spotas šiaip geriausias yra? Kokį tu įvardintum savo spotą? Žinai, aš čia apie tą Tenerife, bet praeitais metais buvau Fortaventūroje. Banglenčių stovykloje. Aš tiksliai neatsimenu, kaip vadinasi tie spotai, kur mes važiavom, bet ten buvo labai gerai. Tai ten buvo ir didžiulės bangos, ir labai gražus ilgi tokie smėlėti paplūdimiai. Tai aš sakyčiau, dar aš tikrai nesu ta jau, kur visur po pasaulį išnaršys, žinai, ir galėčiau rekomenduoti spotus, bet tiek, kiek esu bandžius, tai sakyčiau, Fortaventūrai tikrai man labai patiko. Ir Fortaventūra yra tik šalia. 30 minučių skrydis nuo... Tik Fortaventūra kaip sala man ne, bet jeigu tai pasurfint tiesiog, tai jis. Labai sausa. Sausa, toks Marsas, žinai, sausa ir taip pasirodė. Ir ką veikia. Buvau. Kaitavimai irgi labai smagu, viskas ten kaip ir gerai, bet jo, dar ta kalima buvo, tai toksai gaunasi smėlis apačioje, smėlis viršuje ir toksai. Okay. Tenerife smagesnė. Tai gerai. Kitas. Tu dabar turi autostradą Vilnius-Klaipėda, didžiausią stendą. Ką ten parašytum, pieštum panašiai? Žodį būti. Būti. Būti, čia ir dabar. Baltam fone juodas raidės. Būti. Kompensa draudimas. O jei nebūti, tai kompensa. Ne, jokiai. Būti tiesiog ir taip žmonės važiuoti ir galvoti apie ką čia. Ir taip būti. Gal dabar pabūti? Gal sustoti ir pabūti? Gal sustoti ir pabūti ir žiūri ten kokias rapsai gražiai, žinai, žydi ir... O, pabūti. Meniška aš dar esu, biški. Tada atvažiuoja policija, sako, autostradui stoti negalima. Ir tada pameluoja, kad labai prispyrė reikaliukas. Labai prispyrė ir čia dar ženklas tas būti. Būti, jo. Bliam, sorry, kebra ir tada, gerai. Gerai, geras, užskaitom šitą būti. Toksai pamastymą, kur tu galėjai pusvalandį važiuoti ir kas ten? Jo, ką reiškia ir po to užsimanai kavos ten ir kur nors gražus vaizdas ir tada jau čia apie tą ir buvo čia tas, kad aš čia pabūčiau dabar. Ne.
Tai buvo tas savižudybių prevencijos plakatas. Būti. Gerai. Paskutinis. Žmonėms, ką pasakytum žmonėms, kurie nori pradėti tą draugystę, ne? Su tavo atveju banglentėms, su sportu, su vandeniu panašiai, bet vis nedrįsta. Nu, nenoriu taip labai reklamiškai, bet Javas One Instagram. Yra daug motyvuojančių video ten dėti. Ne, iš tikrųjų tai juokas juokais, bet per tuos 3,5 metų manau, kad mano socialiniai tinklai ir Instagramas ganėtinai pakito. Niekur nedingo miestas ir ten mano tas gyvenimas, bet labai noriu, kad žmonės mane stebėdami suprastų ir pabandytų naujus dalykus. Ir vienas iš tų yra tikrai surfas arba šiaip kažkoks vandens sportas. Dėl to aktyviai tuo dalinuosi. Ir tie video nesuvaidinti, realiai chebrytė ten yra taip, kaip yra. Ir tada galvoju, čia viskas suvaidinta ir ten nieks ten nesuvaidinta, ten iš tikrųjų yra emocijos. Aš kartais pati ten pasižiūriu ir galvoju, wow, kaip smagu, kaip norėčiau. Ir galvoju, Ieva, čia prieš mėnesį buvo. Ir Ieva, po mėnesio vėl bus. Nu taip, žinai, bet tai aš tikiu, kad žmonės, žinai, dar tokia biški gal trumpa istorija, bet atsakant į tavo klausimą, praeitą žiemą į Tenerifę važiavau viena ir surfinau, ir haikinau, ir ten visokių draugų buvo atvažiavę. Ir vieną savaitę tikrai labai aktyviai visko veikiau ir realiai buvau viena, žinai, visur variau viena, eidavau valgyti, eidavau surfint, haikint. Ir viena mergina po kokio mėnesio man parašė tokią žinutę, Ieva, labai ačiū, kad viskuo dalinatės, nes aš nusipirkau savo, žinai, bilietus į Tenerifę. Gal ir keistai tai skambėtų, bet viską veikiau, ką jūs tada rodėt, kad haikas toks, Tenerifei, ten surfint ten. Ir sako, tai buvo geriausias mano atostogos. Nes žmogus susiplanavo tiesiog, ką aš daily rodžiau, pasižymėjo vietus, spotus ir sakė, tai buvo geriausias atostogos. Ji irgi keliavo viena mergina, žinai, moteris. Tai aš tokia galvoju, Dieve, kaip gera, net šiurpai praėjo. Tai vad, žinai, dėl šitų akimirkų, manau, labai smagu dalintis. Ir tikiu, kad žmonės tikrai gali kažką tokio net ir iš tų socialinių tinklų pasimti. Kas atrodo gal kartai, žinai, durna, bet reikia tinkamų žmonės sekti. Taip. Nors iš šono gali pasirodyti, kad tai yra blogybė ir mums dabar sako, kad viskas yra blogai, reikia tiesiog ribot. Nu taip, ir sakau, tinkamų žmonės. Tai aišku, kad yra daug visokių nesąmonių, bet yra daug ir sąmonių. Jep, pilnai su tavim sutinku ir jeigu kažkam teikia džiaugsmo, reikia tai tavęs. Kaip supratau, ir jūs tapsite mano followeriu. Aš jau žinok, aš jau patapau. Ar dar neužmotyvavau? Aš patapau, dar nesirašau ant lapuko atskirai vietų, kur tu būni. Taip. Nu, bet žinai. Bet jau žinau, kad sausio vasario mėnesį. Tenerifė. Ja, ir jūs irgi galit arba siekti žiūrėti, arba keliauti kartu. Tikėtina bus ir Donatas Meškauskas instruktorius. Tikrai bus. Jeigu netyčia neturėsit pinigų, priminsiu, kad yra antras variantas. O pasakysiu ačiū tau, Ieva, kad pasidalinai savo experience'u, kad čia be dramų visai gražiai pakalbėjom. Ir galiu jau eiti, kaip ir supratau. Palauk. Su šitu hidrokostiumu jau palauk. Jo, tai kol tu imsi, nusikabinys matuosis, aš pasakysiu ačiū žiūrovui, jūs irgi, kad žiūrėjot. Jeigu patinka toks turinys, pasiekit, paspauskit like, subscribe, share, pasiekit Ievą. Man atrodo, čia mano dydis. Tai va. Man labai patinka, žinai, ką turi manera, visada hidrokostiumuose yra tokie biški motyvaciniai žodžiai viduje. Koks šitame? Taip, tai aš dabar noriu labai pažiūrėti. Worm stretch, blempa, nu tai nėra šitą. Ant tų žodžių. Daug surasi. Geriau žinau.
Bet jo, labai smagu, kad jie renkasi. Aš turiu, kaip tik tą mes galim pristatyti. Va šitą. Šitas mano yra antras sidro kostiumas ilgomis rankovėmis. O. Šiaip labai graži spalva. Labai graži. Labai gražiai ant tavęs atrodo. Ačiū. Jisai dabar tikrai dažnai keliauja su manim. Ir man patinka, kad jisai irgi turi tokius motyvacinius žodžius viduje. Ir jie skamba. Are you looking for a serious, long-lasting relationship with me? Yes. Yes, I am. Taip, stay salty, manera. Labai I am. šaunu. Nepamiršk ir antrą tik tos. Na gerai. Ačiū tau.